Sveiki, mėly bičiuliai, jums sveikinas jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Įdomus dalykai vystančios žemės. Kiek daug vadinamosios pandemijos metu patyrėme spaudimo ir visa viešoje erdvė buvo užpildyta tik vieno pobūdžio informacija. Vyšnia ant torto buvo Lietuvos visuomeninio transliuotojo pasidalintas klausimas, ar reikėtų neskiepytų suaugusių gyvenimą paversti pragaru. Ir štai, praeina beveik 3 metai, tas pats LRT dalinasi Rimo Jankūno mintimis apie Jungtinių Amerikos valstijų paskelbtą 2 metus trukusio populiariausios ligos pandemijos tyrimo ataskaitą. Straipsnėje rašoma, kad Pasaulio sveikatos organizacijos atsakas į populiariausios ligos pandemiją ataskaitoje vertinamas kaip absoliuti nesėkmė. Ataskaitoje pripažįstama, kad paskubomis užregistruotos populiariausios ligos vaistiniai preparatai, priešingai nei buvo žadėta skatinant masinius dūrius į petį, nesustabdė viruso plitimo. Privalomi dūriai į petį nebuvo paremti mokslu ir padarė daugiau žalos nei naudos. Ji pamynė žmogaus teisės ir net pablogino Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenės parengtį, nurodoma Jungtinių Amerikos valstijų atstovų rūmų komiteto pranešime spaudai. Toliau straipsnėje rašoma, kad panašiai ir Lietuvoje be dūrių į petį buvo stengiamasi užkurti pragarą, tą viešai pripažįstant. Dalis neteko darbų, apribota judėjimo laisvė, jie liko už renginių, prekybos centrų ir restoranų durų. Studentai buvo metami iš universitetų, patalpų ir bendrabučių. Raginta net neteikti sveikatos paslaugų, nebemokėti ligos išmokų. Dabar nenorime prisiminti, kad dalis Lietuvos žmonių patyrė pažeminimą ir žalą, kuriems analogų mūsų nepriklausomoje šalyje niekada nebuvo. Jungtinių Amerikos valstijų kongresui pateiktoje ataskaitoje konstatuojama, kad visuomenės sveikatos pareigūnai ignoravo natūralų imunitetą po populiariausios ligos ir dažnai skleidė dezinformaciją. Jų skelbiami pranešimai buvo prieštaringi ir neskaidrūs, o reakcijos skubotos. Siekdama paneigti tai, ką jie vadino dezinformacija, Baideno administracija teikė nedemokratiškus ir tikėtina antikonstitucinius metodus, įskaitant spaudimą socialiniams tinklams, cenzuruoti tam tikrą populiariausios ligos turinį. The Economist duomenimis Lietuva populiariausią ligą valdė blogiausiai, užimdama 1 vietą pasaulyje pagal mirčių skaičius padidėjimą. Straipsnyje yra parašyta ir daugiau labai taiklių pastebėjimų, straipsnį nuorodą paliksiu vaizdo įrašo aprašyme. Aišku, taip pat gerai prisimename faktų tikrintojų socialiniuose tinkluose, kurie realiai buvo patys didžiausi dezinformacijos skleidėjai ir tiesiog bandė iškraipyti, nudergti realius faktus ir esamą tiesą. Taigi, šiandien pranešama, kad Markas Zuckerbergas imasi iniciatyvų, kurios skatintų glaudesnius ryšius su būsima Donaldo Trumpo administracija. Todėl Meta nutraukė faktų tikrinimą, motyvuodama tai žodžio laisvės saugojimu. Atrodo, visi šie įvykiai yra tampriai tarpusavėje susiję. Pasirodo, visi sąmokslų teorijų skleidėjai, kad ir kiek jos norėjo nudergti žiniasklaidą ir įtakotukai, buvo paprasčiausi tiesos skleidėjai. Beigi, norėčiau priminti, kaip yra svarbu balsuoti rinkimuose, nes jei medicinos mokslų daktaras Rimas Jankūnas nebūtų tapęs Seimo nariu, LRT jo straipsnių nebūtume pamatę. Vienintelis klausimas. Kas atsakys dėl visų neteisėtų ir pražūtingų sprendimų taikytų vadinamosios pandemijos metu? O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie Rimo Jankūno pasidalintą straipsnį LRT ir Facebook vadovo pranešimą? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.